siūlų taip pat būna įvairių. Yra va tokie. Siūlo aprašymas dažniausiai būna ant pakuotės. Šiuo atveju čia yra viršuje ir va yra parašyta, kiek gramų siūlo, kokiam maždaug tinka vąšeliui arba virbalui, jeigu tai yra stambesni. Pavyzdžiui, šitie yra tinka tiek nerti, tiek megzti. Ir yra parašyta, jeigu naudojate virbalus, tai būtų 4 mm virbalų reikėtų, o jeigu naudojate vąšelį, tai 5 mm rekomenduojama. Tačiau šitas siūlas, kai aš neriu, kuo puikiausiai tinka ir 3,5 mm vąšeliui. Ir vėl, vąšelį pagal siūlą, kai pasirenkat, tai kuo didesnis vąšelis bus, tuo didesnė akutė. Jeigu norite, kad jūsų nertas darbelis būtų laisvesnis, didesnis, rinkitės didesnį vąšelį. Pavyzdžiui, čia kaip yra 5 mm, galit pasirinkti 5 mm, pasižiūrėsiu, ar turiu vąšelį, kaip pavyzdį parodo. Čia yra, čia va yra pavyzdžiui 4, tai jau taip, jisai kuo puikiausiai tinka, tas vąšelis labai gerai kabina siūlą, bet akutė jau būna žymiai didesnė kilpelė ir automatiškai jūsų darbelis bus didesnis. Man gražiau, kai atrodo, aišku, priklausomai dar ir nuo to, ką neriu, man gražiau yra, kai jisai yra mažesnis. Pavyzdžiui, žaisliukas, tai tokie vasiūlai, mažesniam vąšeliui, kai aš neriu žaisliuką, tai aš jį kemšu paskui su vata, tai tiesiog skylutės būna dygsniukų mažesnės, tai geriau laiko tas nertas darbelis, tiesiog paprasčiausiai neišlenda vatos gabaliukai. O čia va yra 5 mm vąšelis kaip tik. Ir, matosi, galvutė yra žymiai didesnė to vąšelio, tai ir automatiškai kilpelės bus tikrai didelis ir jau žaisliuką kaip nerti ir paskui jį kimšti jau yra ganėtinai sudėtinga įkimšti tą vatą ar polisterolį, ką jūs ten pasirinkat kimšti. Jisai gali išlysti per jūsų nertą darbelį. Jeigu, pavyzdžiui, va tokie siūlai, jie yra labai ploni, tai dažniausiai jau tada rinksitės vieną iš va šitų vąšelių. Oi, čia dėžutė yra. Dėžutė yra biški įplyšus, sutrūkusi. Tai va, pavyzdžiui, yra va tokie va maži vąšeliai. Trauksiu siūlus. Va. Jie yra maži. Tai irgi pasirinkam tada, koks yra, kaip jums atrodo, su katruo patogiau. Nesvarbu, kad pavyzdžiui parašyta, kad tenai yra 1,2 mm, 1,25, ne? Bet man pavyzdžiui, kuo puikiausiai patogu būtų nerti ir su 0,75 mm vąšeliu. Jeigu aš norėčiau, kad pavyzdžiui, ar servetėlė, nes su tokiais siūlais jau dažniausiai nersite kažkokią servetėlę, kur raštas bus tikrai labai delikatus ir kur norimas netgi galbūt parodyti, kad tas raštas, ant kiek jisai yra delikatus, ant kiek jisai yra smulkus, tai irgi geriau yra su tokiu, man pavyzdžiui, yra geriau su tokiu mažesniu, nes tada gražiau atrodo visas tas nerimas, jūsų darbelis.